Tai ačiū sugrįžusiems čia į salę, ačiū grįžusiems prie kompiuterių ekranų. Pasikeitė šiek tiek mūsų vedėjas, sustambėjo, suvyriškėjo. Tai su kuo dar nesu pažįstamas, esu Jurgis Adamavičius, esu vienas iš šito transporto inovacijų forumo iniciatorių ir šiuo atveju tik tai palaikymas ir, kaip sakant, padrąsinimas organizatorių. Dabar prasidės mano kuruojama, man labai svarbi startuolių pitch sesija. Dėl ko jinai man yra svarbi? Aš transporto ir logistikos sektoriui esu daugiau kaip 20 metų. Pastaruosius 10 metų tiek pats aktyviai investuoju į transporto ir logistikos startuolius, tiek pats aktyviai padedu startuoliams surasti investuotojus, o kartais investuotojams surasti startuolius. Ir tai dar kartą pasitvirtino ir šiandien. Tai labai džiaugiuosi, kad tas mano, gal žargonų sakant, influencinimas išeina visiems į naudą. Ir tikrai matysit ir ant šitos scenos pavyzdžių, kol kas nesakysiu, kas į ką esu aš ir pats investavęs ir paskatinęs investuoti savo kolegas. O kad šita pitch sesija būtų tokia kokybiška, kaip jinai turėtų būti, nors čia reikia suprasti, mes neturim apdovanojimo, mes neturim papildomų paskatinimų tiems startuoliam, tai tie startuoliai dėl jūsų skyrė savo asmeninį laiką penktadienio popietę, o jūs dėl startuolių skyrėt, atėjo čia papišinti, o ta komisija susirinko tikrai garbi, suvažiavo iš skirtingų miestų, skirtingus atstumus įveikė ir tikriausiai su Boltu atvažiavo, nes šiandien turėjom čia Luką Eilą, kuris sakė, kad blogai, kad mes čia su asmeniniais tais automobiliais važiuojam. Tai pradėsiu netemdamas, norėčiau pristatyti tikrai garbę komisiją ir pradėsiu nuo Girteka IT. Dabar ne taip reikia sakyti. Girteka Group IT direktorius ir valdybos narys Martynas Sarapinas. Kodėl taip stringu? Čia turėjo padaryti tą Gabrielė. Todėl man išmokti visų vardus ir pavardės pasidarė sunku, nes aš galvoju, čia sėdėsiu šalia prie jų, matote, kėdėjai pamoderuosiu. Bet susitarėm taip, kad aš ją pakeisiu, tai reiškia esu čia. Tai toliau pristatau Startup Lithuania projektų vadovę Juliją Mikelskę. Atėjo žmogus, padėt mum atsirinkti, į ką investuoti. Elena Mickevičienė, TGS Baltic partnerė. Dojus įmonių grupės Žemės miškų ūkio ir komunalinės technikos prekybos bei inovacijų lyderio vadovas Donatas Dailidė. Ir mūsų šitą komandą užbaigė Žygimantas Susnys, Iron Wolf Capital vadovaujantis partneris. Tai komisija, kaip jūs jaučiatės? Aš jau pristačiau, kad paaukojot savo laiką, atėjot, prizų nereikės teikti, ar bent jau pinigų atsinešėt? Pasitaisau kišenę, kad vėl nebūtų komentarų internete, kad kišenės išlindė. Ar pinigų atsinešėt investuoti į tos startuolius? Martynai, su mikrofonu tai? Tai mes atėjom ir puikiai nusiteikę skirti tą laiką, išgirsti idėjas, galbūt duot komentarą, patarimą. Manau, tą gerą nuotaiką reikia ją ir pasidalinti. Nu, Julija. Pritariu, pinigų neatsinešėm, bet atsinešėm klausimų. Klausimų, ne? Gerai, tai pereikim iš karto prie startuolių sesijos ir neslėpsiu, aš kryptingai investuoju į startuolius susijusius su transportu ir logistika ir jie pas mane eina, būna tokiais, kaip sakant, ciūgais, mes dziukai vadinam, tai yra būreis. Ir jau kai man ateina ir sako, čia žinai, kažkas tai su kroviniais, čia gali pasamdyti tos čia vat vilkikus, aš visą laiką sakau, op, čia į tą lentynėlę, nes tikrai yra labai daug, tų pasiūlymų esu nusivylęs, bet kai aš susipažinau su Šarūnu ir išgirdau, kas yra spotos, aš tikrai esu labai sužavėtas ir nustebintas. Šarūnai, floor is yours. Ačiū Jurgi už gražius žodžius. Tai ką, nemarinuosiu laiko, šokam iš karto prie reikalo. Mano vardas Šarūnas Stanislovėnas, aš esu Spotos CEO ir įkūrėjas.
Ir pradėkim nuo industrijos, kurią mes čia liečiam. Žemės transporto industrija, visiems pažįstamas skaičius, 372 milijardai eurų. Tai prasme, milžiniška industrija, skaičiaus, kurio galbūt nežinot, kad apie 100 milijardų eurų iš šitos industrijos, iš šitos sąskaitos mes susimokam už administravimą. Tai yra skambučiai, tai yra mailai, tai yra krovinių pirkimas, pardavimas ir taip toliau ir panašiai. Supermanau. 12 milijonų kompanijų turim, kurios perveža krovinius, milijoną kompanijų, kurios atlieka transportavimo paslaugas. Didžiausia įda šitos industrijos, kad industrija bet galo sunkiai adaptuoja technologiją. Tai prasme, mes žiauriai nenorim keičiam procesus, mes vis dar kiekvieną spotinį krovinį ar ad hocinį krovinį perkam rankiniu būdu, mes tokiu būdu balansuojam savo flytus ir tai yra labai sunku. Spotos. Kaip mes bandom susitvarkyti su dalim iš šitų problemų. Spotos yra technologinis sprendimas visų pirma, mes esam technologinė kompanija ir mes turim platformą, kuri apjungia dvi pusės. Tai yra ta pusė, kuri nori išsiųsti krovinius ir ta pusė, kuri nori išvežti krovinius. Spotos klientams arba kitaip krovinių siuntėjams siūlo 3 dalykus. Tai visų pirma, taupyti laiką, taupyti pinigus ir sumažinti kompleksiškumą jų transporto paslaugų. Todėl mes turim, ką mes darom su klientais, mes turim transporto valdymo sistemą, mes sakom, mielas kliente, dirbtim kartu, mes užonboardinam visus kliento vežėjus, aprašom jų kontraktinės linijas, darom pilną krovinio distributioną jų patikrintiems vežėjams, mes užtikrinam atsekamumą krovinio, mes užtikrinam, kad visi vežėjai laikytųsi vienodo proceso, mes gale dienos padedam susitvarkyti su sąskaitom ir automatizuojam šitą dalį. Antras dalykas, mes turim operacinę komandą, kurios pagrindinis tikslas šitoje analoginėje industrijoje užtikrinti, kad visi laikytųsi proceso ir adaptuotų technologijas. Tai operacinė komanda yra būtina šiame gyvenimo etape, kad ugdyti rinką. Ir trečias dalykas, jeigu klientas visgi nesugeba išsivežti krovinio su savo kontraktuotais patikrintais partneriais, Spotos turi platformos sprendimą spotiniams kroviniams, kur klientas gali tiesiog įdėti krovinį į platformą ir krovinys išvažiuoja atitinkamai patikrintiems vežėjams automatizuotai. Vežėjų pusiai mes sprendžiam kelias dalykus. Tai yra pirmas dalykas, jeigu tu turi tuščią vilkiką Ispanijoje, tu ateini į Spotos platformą, radai krovinį iš Ispanijos ir vieno mygtuko paspaudimu krovinys yra tavo, tu priskiri valstybinius numerius ir važiuoji pakrovimą. Jeigu tau reikia, gavai per daug krovinių iš savo klientų ir tau reikia juos išsivežti, lygiai taip pat ar per integraciją, ar rankiniu būdu įkėlė krovinį į platformą, krovinys išvažiavo automatizuotai, mes prisiemam pilną atsakomybę už krovinį, mes prisiemam pilną atsakomybę už mokėjimą vežėjui. Ir natūralu, vežėjai turi dar vieną galimybę rasti naujų klientų ir dalyvauti jų tenderiuose. Abiem pusėm mes taupom laiką, tai kliento logistikos vadybininkui mes sutaupom iki 50% laiko, jeigu jie naudoja neintegruotą platformą, jeigu integruojasi, jie taupo dar daugiau ir 2/3 laiko sutaupo, lygiai taip pat vežėjų mes taupom laiką krovinių pirkime ir ekspedijavime. Na ir trumpai, ambiciją mes turim be galo didelę, mes turim beveik 50 žmonių komandą, mes turim ofisus Vilniuje, Kaune ir Berlyne, mes turim beveik 1700 vežėjų, beje reiktų paminėti, kad šitie skaičiai platforma pasileido šių metų vasario mėnesį, tai šitie pasiekimai yra nuo šių metų vasario, mes turim beveik 70 000 vilkikų ir mes pilnai kontroliuojam visą pervežimo paslaugos kokybę. Na ir turbūt paskutinė skaidrė truputį pasigiriant, tai yra kas jau yra Spotos early adopteriai, kas jau dabar naudoja platformą. Mes tikimės, tai yra tik tai maža dalis tų logotipų, kurie jau dabar yra registruoti, tikimės, kad tie skaičiai augs. Tai tiek iš mano pusės, gal klausimų? Tai Šarūnai, ačiū labai už laiko protokolo laikymasi. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu mokėti savo verslą pristatyti per 5 minutes. Tikriausiai daugiausia su pervežimais pas mus yra susijęs po Jurgio Martynas. Tai ačiū Šarūnui už pristatymą. Visų pirma, puikiai
įvardintos industrijos problemos ir manau, čia turbūt vienas iš tokių labai gerų rezumė, kas nesupranta, su kuo susiduria logistikos industrija, tos dvi skaidrės pirmas ir pasakė. Sprendimas, kurį siūlot, manau, puikiai tinka į tų problemų, kaip čia atliepimą. Klausimas, kurį gal turiu, ko jum reikėtų, nebūtinai iš manęs, galbūt iš komisijos, bet galbūt ir iš čia esančių dalyvių, kad galėtumėt judėti priekis sėkmingai. Jo, žiauriai geras klausimas, ačiū Martynai. Pirmas dalykas, ko reikėtų, tai kad vežėjai pradėtų pasitikėti vieni kitais. Vežėjų rinka yra unikali, nes yra be galo fragmentuota, yra be galo daug žaidėjų ir yra be galo daug klientų, be galo daug galimybių. Ir Lietuvos logistikos sektorius be galo didelis ir jeigu vežėjai pradėtų padėti vieni kitiems balansuojant flytą ir tokiu būdu didinti konkurencingumą, tai yra kitaip greičiau adaptuotų technologiją, jie galėtų visi kartu greičiau augti ir kelti ekonomiką. Žygimantai, Iron Wolf garsėja technologinių startuolių, kaip čia, mentoriais, įkvėpėjais ir dažnai finansuotojais. Ką Jūs manot apie Spotus? Iš tikrųjų labai įdomus startupas, bet turiu keletą klausimų. Iš tikrųjų mes kaip fondas, tai visų pirma investuojam į žmonės, į komandą. Tai iš tikrųjų pristatėt tai, ką daro jūsų platforma, bet labai norėtųsi sužinoti, kokie žmonės dirba kartu su jumis. Jo, tai komanda susiskaidžiusi, iš principo vis dar pusė komandos yra inžinieringas, tai yra visa technologinis pagrindas ir mes šiandien labai didžiuojamės, kad turim tikrai technologiškai pažangų sprendimą, be galo automatizuotą, integruotą ir visus kitus dalykus. Tada antra svarbi komandos dalis, mes turim pakankamai stiprų pardaviminį padalinį, mes turim pardavimus Vokietijoje, mes turim pardavimus Lietuvoje, mes turim partnerius, kurie padeda mums daryti SDR darbą. Mes turim be galo stiprią marketingo komandą, nes pirminė market penetration idėja buvo tik tai su platforminiu verslu ir mes visą produkto įvedimo strategiją statėm ant marketingo, dėl to turėjom be galo stiprų teamą ir pritraukinėjom tas įmonės. Dabar ta strategija yra prasiplėtus ir mes einam per didelius klientus, kurie turi apyvartas, tai mūsų ICP customeris nuo 50 iki 750 milijonų eurų ir kurie mes norim padėti distributinti visą krovinių srautą. Pradedant nuo FTL, LTL, grupažo, netgi galbūt ir kiti pristatymo būdai, kaip jūra, oras ir taip toliau. Elena, mes iš tikrųjų šito forumo metu labai daug šnekam apie iššūkius transporte, tiek apie reguliacijas, visą. Jūs investuotumėt į tokį startuolį, kuris dabar, kaip sakant, dirba tokioj rizikos zonai? Tai aš apie tas rizikas ir norėjau paklausti, nes nebūčiau advokatė, jeigu visur nematyčiau rizikų. Ar aš gerai supratau, kad jūs prisijimate atsakomybę už krovinį ir kaip jūs valdot šitą riziką? Jo, mes prisijimam visišką atsakomybę tiek už mokėjimą, tiek už krovinį. Ir šitoje vietoje, jeigu kalbam apie spotinę rinką, mes negalim automatizuoti krovinio pirkimo, jeigu mes neprisijimam riziką. Mums reikia prieš tai patikrinti kiekvieną vežėją, prieš tai patikrinti kiekvieną klientą ir netgi jį kredituoti. Tik tokiu būdu mes šitą procesą galime automatizuoti. Jeigu eina kalba apie tuos krovinius, kurie yra pagal kontraktą distributinami patikimiem partneriam, čia mes nelendam į procesą ir čia šiperis atsiskaito tiesiogiai su transporto įmonė. Tai jo, mes turim pilną validaciją abiejų pusių, patikrinimą, kreditingumo, transporto licenzijos, draudimai ir taip toliau. Skamba kaip daug administracinio darbo. Aš iš tikrųjų klausau ir mokausi šitos komisijos ir jums verta, jeigu kada nors svarstysit investuoti į startuolius, įsiklausykite klausimus. Iš karto buvo paklausta, su kokiais iššūkiais susiduria, paskui buvo paklausta, kokia technologija yra, o dabar buvo paklausta, kokios rizikos. Tai ačiū komisijai už tokią gerą pradžią, ačiū Šarūnui už atidarimą. Ačiū. Atidaryti yra visada sunkiausia.
Mes labai smagu, kad organizatoriai reaguoja į mus, nes mes čia komisija atsisėdam tokiam tunelyje garso ir jūs net neįsivaizduojat, kokiam mes aidė sėdim. Tai ačiū dar kartelį už tai, kad jūs ir tam aidė būdami sugebėjote išklausyti Šarūno prezentaciją. O dabar noriu paklausti, kas iš jūsų čia sėdinčių salėje turi Volk 15 programėlę? Wow, kokia rinka. Taigi, dabar scenoje bus Vlada su startuoliu, kuris mums visiems aktualus. Visi turi mažinti tą CO2 kiekį, o judumas tai yra viskas, ką Volk 15 mums gali užtikrinti. Vlada. Sveiki visi, esu Vlada Musvidaitė, 20 metų buvau profesionali atletė ir Europos antrosios lygos čempionė. Taip pat esu išbandžius 150 skirtingų sporto šakų ir galiu pasakyti, kad ėjimas yra pats paprasčiausias sportas, kuris gali pakeisti kiekvieno įpročius. Ir noriu pristatyti tvaraus judumo platformą, kuri įkurta 2019 metais Vilniuje, Lietuvoje, ir tai yra vienas labiausiai augančių startuolių būtent sveikatos srityje Baltijos šalyse. Mes turime 600 000 vartotojų ir visai neblogą revenue. Ir problemos, kokias mes sprendžiame, tai yra tai, kad pirmiausia, kad transportas iš esmės yra labiausiai, kas teršia mūsų planetą ir žinoma, tas žemas fizinis aktyvumas. Ir nėra iš tikrųjų įrankio tokio patogaus, kuris galėtų apskaičiuoti, pavyzdžiui, jūsų įmonės activity level. Tai pirmiausia, kitais metais 50 000 įmonių su 100 milijonų darbuotojų turės užpildyti ESG ataskaitas. Kas ta S raidė? Social Impact. Kaip sunku yra apskaičiuoti tą aktyvumo iš tikrųjų lygį. Ir norime pristatyti mūsų tvaraus judumo platformą Walk 15 app ir mūsų programėlę, kurioje yra žingsnių piniginė. Ir mūsų biznio modelis yra toksai, kad mes parduodame metinės subscriptionus, labai sunku viską versti į lietuvių kalbą, būtent B2B įmonėms, čia irgi yra sėdi ne vienas mūsų klientų, ir taip pat mažom įmonėm mes leidžiame galimybę reklamuoti savo produktą, kuris turi būti tvarus arba sveikatingas, mūsų žingsnių piniginėje. Ir kaip viskas tai veikia? Įsivaizduokite, jūs esate žmogiškų išteklių darbuotoja ir jums ateina vadovas ir sako, reikia čia man greitai padaryti, kad čia mūsų įmonė būtų aktyvi ir viskas. Kaip padaryti? Jūs imate, nusiperkate iš mūsų prenumeratą, per 15 sekundžių iš karto sukūrėte žingsnių, pavyzdžiui, iššūkį ir tada siunčiate savo visiems darbuotojams aktyvų linką arba QR kodą. Darbuotojai nuskenuoja, viskas, žinokite, atvaizduojame iš visų telefonų, laikrodžių, žiedų, visą datą į vieną pusę ir tuomet ką? Jūs vaikštote, dalinatės LinkedIn'e, kaip viskas yra smagu, bet svarbiausia, jūs žinote jūsų įmonės aktyvumo rodiklį, kiek jūs įtraukėte darbuotojų ir tai jūs galite daryti visame pasaulyje. Logistikos įmonės myli mūsų įrankį ir iš esmės jau esame apie 5 kartus aplink žemę, programėlė atrodo štai taip ir kaip viskas veikia žingsnių piniginėje. Įsivaizduokite, čia yra pavyzdys Lietuvos geležinkelių, jūs galite vienus žingsnius nusipirkti pigiau bilietą, išsikeičiant žingsnius į nuolaidą. Ir viską tai apvienyje, viskas, kas yra Active Mobility. Ir labai smagu iš tikrųjų, kad į mūsų startuolį investavo 8 Urban Mobility, kurių standas yra štai ten. Ir mes esame vieni pirmųjų Baltijos šalių startuolių, į kuriuos investavo 8 Urban Mobility. Įmonių yra apie 1300, kurios naudojasi visame pasaulyje mūsų programėle ir mūsų platforma, kuri jau dabar pritaikyta kaip self-service platforma. Ir ką? Social responsibility, sustainability ir engagement, svarbiausi žodžiai, revenue auga, vartotojai auga, 250 000 aktyvių vartotojų turime šiandien. Ir ką? Penny, tai Bila, Reve grupė, tai yra didžiausias vienas iš retail
žodžiu, Europos žaidėjų naudojasi mūsų paslaugomis, Eurolyga kviečia sirgalius eiti iki arenos, važiuoti dviračiais, o ne važiuoti automobiliu. Prezidentas, ką tik grįžau iš prezidentūros, tiesioginė transliacija, pažiūrėkite Facebooką prezidento, džiaugiasi, kad apėjome net 780 kartų aplink žemę. Ir ką, svarbiausias mano tikslas yra šiandien pardavimai. Taip kad skenuokite šį kodą, patekite ir šiandien yra su manim Dainius, mano kolega, kuris mielai, žinokite, jums padės ir jūs sužinosite, koks jūsų įmonės iš tikrųjų yra aktyvumo rodiklis. O šiaip labai noriu pasidžiaugti, kad į mus investavo Mantas Mikuckas, Vinted co-founderis ir mes dabar keliaujame į Vokietiją. Ačiū labai. Ačiū labai. Aš žaviuosi šitais profesionalais, kurie laikosi taip gerai laiko protokolo. Jau išmokom. Pradžioj nepavyko. Aišku, galima ir kitus buvo investuotojus paminėti, bet galima ir Mikucką, aišku. Tai Julija, Startup Lithuania, iš tikrųjų, manau, kad didžiuojasi iš tuo startuoliu. Taip, žinoma. Turbūt ačiū iš pradžių iš prezentaciją ir matyti tikrai sunku rasti žmogų, kuris nežinotų bent jau apie programėlę ir dauguma turbūt ir naudojasi šią programėlę. Ir man būtų įdomu sužinoti apie tolimesnę viziją, kaip jūs planuojat, galbūt evoliucionuoti tą appsą ir taip toliau plėstis. Tai pirmiausia, tikslas yra, kad Walk15 taptų tvarumo ir sveikatingumo mada visame pasaulyje ir kad šeimos gydytojas galėtų išrašyti žingsnių receptą, ką tikiuosi gyvendinti Lietuvoje, kad tu visą laiką būtum pirmas einant, pavyzdžiui, į areną arba į renginį, ne dėl to, kad tu esi VIP, o dėl to, kad tu turi žingsnių. Tai yra tai, kad įmonė iš tikrųjų moka didesnius atlyginimus tiem, kas vaikšto arba važiuoja dviračiais, o tikslas artimiausias yra Vokietijoje iškovoti bent jau 1% rinkos ir eiti toliau. Ir tam mes turime labai didelių galimybių, todėl kad Vokietijoje turime Reve grupę, turime Münchre Ergo, turime Eurolygą, turime bendradarbiavimą kitais metais dirbti su Eurolyga Euroleague Final Four būtent čempionate. Ir taip pat turime Mantą Mikucką, kuris taip pat ne tik davė pinigų, bet ir padės iš esmės patarimais. Ir taip pat mūsų siekis yra monetizuoti B2C vartotoją, ką mes jau padarėme šią savaitę. Šiuo metu yra galimybės susikurti jums iššūkį savo šeimai ir sudalyvauti Nueik eglutę iššūkyje. 99 centai, taip, klik ir viskas. Tai mūsų toks ir tikslas yra repetuoti B2C modelį būtent Lietuvoje ir pritaikyti geriausias praktikas Vokietijoje ir ką? Tai Amerika. NBA, kaip sakant, laukia mūsų ir tokios yra ambicijos. Kodėl man taip atrodo, kad mes visi varžomės tuo Mikucku? Įdomu, kiek jis tų žingsnių nueina pasistoj programėlėje. Kas? Mantas. Žinokite, siuntė virš 30 000. Čia per mėnesį? Per dieną. Jie įtišnekai nedaug eina. Donatai, neseniai pasirodė straipsnis Verslo žiniose apie jūsų labai didelę ir gilę patirtį investavime. Parodykit šitam startuoliui vietą. Matai, aš čia turiu pasakyti, kad aš irgi esu vienas pirmųjų investuotojų pas Vladą, tai tos vietos, žinai, mano interesų konfliktas būtų rodyti, bet aš žinau atsakymą, bet man atrodo gal įdomus toks dalykas ir klausimas, kaip jums sekasi į naujas rinkas eiti, jūs kaip įeinate į naujas rinkas, į Rumuniją, į Vokietiją planuojat, kaip jūs tą darot? Taip, tai iš esmės mums diktuoja klientai, į kokias mes rinkas norime eiti. Pavyzdys, pavyzdžiui, yra Rumunija. Tai Penny prekybos tinklas, kur turi 350 parduotuvių ir priklauso Reve tinklui. Iš esmės nusipirko iš mūsų subscriptioną ir įdegė į kiekvieną parduotuvių. Žodžiu, tu ateini į
penny parduotuvę ir ten prie obuolių ar kivi pridėta yra, kad mūsų QR kodas programėlės ir parašyta rumuniškai, kad tu 20 000 žingsnių gali keisti 20% nuolaidą. Kas kam neaišku, tu skenuoji, automatiškai tau ateina ir tau kaip ir B2B atneša B2C vartotojus. Ir tuomet mes dar padarome miestų žingsnių iššūkį, mokyklų žingsnių iššūkį, kaip automatiškai vartotojai ateina. Kai mes sukaupėme vartotojus, tuomet ateina įmonės, kurios nori naudotis mūsų sprendimu. Ir tada, kada jau turime apie 100 000 vartotojų, mes startuojame su žingsnių pinigine, kur smulkusis verslas vos per 200 eurų per mėnesį gali įdėti ir būti matomi tiksliniai auditorijai, reklamuojant savo prekę. Ir tuomet, kas ateina, žmonės perka, mes iš jų imame žingsnius ir jie, žinokite, vaikšto. Jeigu mes kalbėtumėm apie aktyvumą mūsų vartotojų, tai mes esame jau nuėję 5 kartus iki Marso. Nu daug čia yra. Ir tokia ir yra strategija, kad pirma, mes turime turėti bendradarbiavimą su vienu iš retailų, vienu iš būtent health insurance įmonės ir tuomet su sportiniam lygom ir tarnauti kaip ir B2G įrankiui, kad įtraukti visuomenę, keisti savo įpročius. Ir monetizacija vyksta tokia, kad mes žiūrime iš tikrųjų, kad per mūsų platformą labiau perka įmonės iki 100 darbuotojų, tos automatinės, o ten, kur yra daugiau darbuotojų, ten reikalingi pardavėjai, kurie iš esmės papasakoja pirmą kartą, bet antrą kartą nereikia. Pavyzdžiui, Girteka yra ėję gal kokius 4, man atrodo, kartus jau kiekvienais metais ir iš esmės eina tarp skirtingų šalių ir tai, smagu, kad iššūkis įtraukia vis daugiau ir daugiau pačių žmonių ir po to gimsta įvairios idėjos, kaip pavyzdžiui pritraukimas tos įmonės B2B klientų. Tuomet gimsta viešas žingsnių iššūkis, kuris tarnauja tavo target audience. Ir tą mes ir matome, kad tai yra tarsi toks kaip apskritimas, kur vieni išleidžia žingsnius, kiti pinigus, atneša vartotojus ir mes taip ir cirkuliuojam kaip įrankis, kuris padeda iš esmės tiek didinti tavo revenue, tiek atvesti tau naujų klientų, tiek įtraukti tavo darbuotojus, tiek įtraukti tavo esamus klientus. Tai taip. Žodžiu, per vaisius, jeigu trumpai sakant. Tai ačiū, Vlada, už puikų pristatymą, už atsakymus į visus mūsų komisijos sudėtingus, o kartais ir paprastus klausimus. Taip, tai parsisiųskit programėlę ir pareikit, palikit tas mašinas, atiduokit sharingo platformą. Ir pasinaudojant progą, tikrai norėčiau pasidžiaugti, kad būtent lygiai čia prieš metus laiko, būtent šioje konferencijoje, aš per turbūt 40 sekundžių prapičinau Jurgiui ir Jurgis investavo į VOK 15. Po to Mantas Mikuckas atėjo. Man smagu, kad mūsų šita pitch sesija tampa tarptautinė ir vis daugiau ir daugiau gaunam paraiškų ir kandidatų iš užsienio. Šiuo atveju aš susipažinau jau su ne vienu startuoliu iš Pietų Korėjos ir netrukus ant scenos mes turėsim startuolį Coconut Silo ir jisai naudoja daug ir išmanių technologijų, kurios gali tikrai labai pastiprinti mūsų transporto ir logistikos sektorių. O kas į juos investavo, ar kas ten yra už nugaros, matyti jisai pats ir pasakys. Kang Yop An, please. Hi, we are Coconut Silo from South Korea. Coconut Silo is an in-house startup of Hyundai Motor Group, and we provide in-depth AI technology and SaaS solution to enhance the logistics management for businesses. We have headquarters in South Korea, and we mainly have businesses in Vietnam and Laos.
Today, I'm going to introduce our two different businesses in Vietnam and Laos. The first, CocoTruck, we have in Vietnam. CocoTruck is a digital platform that integrates artificial intelligence, SaaS, cloud-based, and wireless GPS technology. We support connecting all types of players in the logistics market and providing a solution for optimizing the transportation processes. It works like this. As you know, in the logistics market, there are forwarding company and logistics company. Forwarding company request quotation, and logistics company get a quotation from forwarding company, and they check the available trucks, and they reply the request and do these things. After all these processes, they proceed the contract. Until the contract, all these processes could be controlled by CocoTruck based on mobile application and website. We call it CocoTruck matching system. After contract, logistics company, of course, they assign to trucks and drivers, and they manage the delivery. After delivery, they get a cargo receipt, and they issue invoice to forwarding company. All the processes after contract, of course, it could be controlled by CocoTruck. We call it CocoTruck Fleet Management System. With CocoTruck, we have more than 45 clients across the globe and more than 3,000 monthly orders worldwide. And it reached 3 million revenue last year. And we also strongly target to receive more than 5 million in total revenue at the end of 2023. And the second, Kokong Mobility, that we have in Laos. Kokong Mobility is managed by Laos Smart Mobility, a joint venture formed by Coconut Silo and Co-Lao Group, which is the biggest company in Laos. This is electric tuk-tuk that we are using in Kokong Mobility. Kokong Mobility's business model is quite simple. It's like Uber in Laos. The only differences between Kokong Mobility and Uber is that we are using electric tuk-tuk in Kokong Mobility. Of course, we have passengers app and drivers application as well. In passengers app, they can request the delivery, such as delivery people or parcels or boxes or any other logistics things. Of course, with driver app, they can accept and then they can handle order very easily. With this Kokong Mobility, we expect that we will make $5 million revenue in this year. These are our teams. 4 C-levels are from Hyundai Motor Company, who are very expert about logistics and commercial vehicle things, so that we strongly believe that we are gonna make much more amazing traction in the future. Thank you. Thank you so much for your presentation. Maybe Martinez, let's start from... So I have the curiosity question first. So what are you doing in the Vilnius snowy day if you're operating in these regions of Laos, Vietnam, Uruguay? You mean the worldwide? Okay. Okay. Then the question about, I see that you have an investment from Plug and Play, a very famous name. You had 2 ideas which you presented. To which of them they have invested? No, actually they not. We just participated like their program. Okay, I understand. So the question then probably a bit more on the deep is, in Europe we have a Transporeum platform. You probably read, yeah? Probably. Which is a huge, I would say, place where we connect more or less through the problem which you have tried to sort yourself.
How do you see them? Is it your main competitor you want to beat, or you don't see a direct threat? Now, of course, we have a business for now in quite undeveloped country. So there are so many chances for us to have this kind of business quite easier than Europe. But in Europe, I believe that there is, of course, a niche market for us to enter. So that's why I'm here to figure out our platform is gonna work or not, that whether work or not. That's it. Yeah. Thank you. Thank you. I don't know, maybe we should ask why Lithuania should invest abroad. Donatai, are you interested? I don't know, I need to go a bit deeper, but probably, I mean, you've got quite a good revenue growth, but what's your potential, and basically, how big is the market, and basically, where do you see yourself in, let's say, 5 years? Actually, I'm not sure the accurate number of the market. I mean, the accurate size of the market, but I believe that the Southeastern Asia market is quite bigger, and it's growing so fast. So I believe that it could be a very big market in the future. I mean, yeah. Is it? Yeah. Elena, mums nebūtų sunku investuoti į Pietų Koreją? Bet mes galime aplamai lietuviai investuoti Pietų Koreją, mes atgautumėm pinigus? Jeigu gerai susidėliotumėt investavimo strategiją, tai atgautumėt. I'm just curious, can we invest abroad? So thank you very much for your presentation. It was a pleasure to meet you and to understand how transport sector lives abroad. Jau girdėjom, kad dirbtinis intelektas yra pritaikomas mūsų transporto sektoriui. Tai apie tai ir sekantis startuolis, ir jisai yra pakankamai gerai ir giliai pritaikęs. Tai Danieliau, pristatyk, kaip ir kur tas dirbtinis intelektas mums gali padėti. Sveiki. Taigi mes esame SpotGo, visiškai nauja įmonė, esame tik tai kelis mėnesius rinkoje, tačiau turime patirtį 12 metų transporto srityje. Aš esu sistemų inžinierius, visą tą laiką skyriau sistemų įdygimui, jų tobulinimui ir visi sprendimai buvo taikyti į efektyvumą ir kaštų mažinimą. Mano kolega yra integracijų ir gūrų. Ir lankydami vežėjus, ekspedicijas, partnerius pastebėjome, kad yra tam tikros problemos, kurios kartuojasi per įmonės ir tos problemos mažoji įmonė turi mažą svorį, didesnioji įmonė turi didesnį svorį ir vienu metu mes sakom, paimkim ir išspręskim kelias. Tai mūsų įmonė orientuojasi į užsakymų ir užklausų valdymą ir konkrečiai apie problemas. Tai 3 yra sritys: užklausų gavimas ir užsakymų suvedimas į sistemą, naudojant dirbtinį intelektą. Kita problema, kurią sprendžiam, tų užklausų gavimas iš klientų ir distribucija įmonės viduje. Ir trečias dalykas, užklausų, kurios gaunate iš klientų arba krovinių talpinimas biržose arba kitose sistemose. Paimkime iš karto konkretų pavyzdį. Tai yra įmonė, kuri ryte pradeda gauti užklausas iš klientų. Tos užklausos ateina skirtingom kalbom, į skirtingus įrankius ir dabar žmogus, turėdamas tą tekstą, turi jį suvesti. Jisai nueina į vieną sistemą suveda, nueina į kitą sistemą suveda. Tada gauna kažkokius tai užklausas iš savo partnerių, iš kolegų. Ir kaip mes galime čia padėti?
Tai mes sakom, kad nereikia pildyti jokių formų. Nereikia pildyti formų biržose, nereikia pildyti formų sistemoje, galite naudoti vieno langelio principą, kaip Google. Nukopijuojate tekstą, kurį gavote, įdėjote į šitą langelį ir tas langelis susikonvertuoja. Iš pradžių mes turime tekstą, kurį galim matyti tokiu būdu, bet AI jį paverčia tekstu, kuris gali būti talpinamas į sistemas. Ir tada jau galite visą informaciją apie krovinį turėti savo sistemoje, daryti analizės, suprasti, kas kiek užklausų turėjo, kokių užklausų turėjo, už kiek turėjo kokius krovinius, kiek ekspedicija davė pasiūlymų iš vežėjų. Visa šita informacija gali būti surašyta automatiniu būdu, o kai trūksta kažkokios tai informacijos, tai dirbtinis intelektas papildo. Mes turėjom tekstą viršui, kur buvo krovinys, bet nebuvo kėbulo tipo. Dirbtinis intelektas sako, kad jogurtai tikriausiai turi važiuoti šaldytuve su tam tikra temperatūra ir tai padeda žmogui. Mes neturėjome paliečių, mes neturėjome tonų, bet žinodami, kad tokie kroviniai važiuoja tokiais parametrais, dirbtinis intelektas iš karto ir pasako, koks krovinys. Dabar žmogui beliktų paspausti mygtuką ir tas krovinys atsidurtų kaip minimum 10 biržų. Ten, kur jisai turi savo paskyras. Mūsų sistemą galima naudoti per aplikaciją arba iš savo sistemos. Tai jeigu įmonė turi savo TMS verslo valdymo sistemą, gali joje įdėkti mūsų langelį, tenai įdėti krovinį ir pas jūs susikurs tas krovinys. Kai jau kroviniai yra suvesti į sistemą ir jie patalpinti į biržas, juos reikia valdyti. Taigi mūsų sistema automatiškai juos visus naujina ir naujina, jeigu paspaudžiat mygtuką ištrinti, tai ištrina iš visų sistemų ir taip toliau. Tada mes turime tokią distribuciją tų krovinių. Tai ateina kroviniai iš jūsų klientų, jūs turite viduje suprasti, kas kokį pasiūlymą turi. Ar turime nuosavo parko mašiną, ar turime išorinio. Žmonės dažniausiai kalba Skype'uose, kalba Teams'uose ir tenai pateikinėja tos pasiūlymus. Deja, bet šita informacija yra nevaldoma ir jūs negalite padaryti analizės. Su mūsų sprendimu vieni žmonės talpina krovinius, kiti tos krovinius žiūri, duoda savo pasiūlymus ir jūs turite gilią analizę, kurią po to galite naudoti ir verslo valdymui. Ir sekantis paskutinis dalykas, su laiku jau nespėjau, bet bandysiu trumpai. Užsakymų nuskaitimas. Reiškia, jūs turite užsakymus, gautus iš klientų, jums nereikia kurti jokių šablonų, jūs paimate užsakymą, įdedate į mūsų langelį, mes nuskaitom informaciją ir užpildom tą užsakymą jūsų sistemai. Dažniausiai didesniuose įmonėse yra naudojamos robotikos, OCR nuskaitimas ir ten reikia daryti šablonus. Ir tai galite daryti tik tai dideliems klientams, nes tai yra brangu. Su mūsų sprendimu jūs galite įdėkti bet kokį failą gautą iš kliento, jisai bus nuskaitytas ir jūsų sistemai susikurs krovinys. Tai SpotGo yra viskas, kas susieta apie krovinį, apie užklausą. Ačiū. Aš tai pasijaučiau, kaip žinai, kaip, taip prasme, mūsų transporto ir logistikos skalbinius Danielius būtų išnešęs į išorę. Vat iš tikrųjų mūsų kasdienybė tikrai labai labai panaši su duomenim ir su duomenų pateikimu. Tai ačiū labai už prezentaciją. Donatai, tikriausiai pas jūs yra daugiausiai netipinių krovinių iš čia mūsų visų sėdinčių, jeigu nuosavo kalbėti, ar ne? Nekalbu apie Girtek. Kaip jūs manot, jums būtų naudingas toks startuolis ir sutvarkytų jūsų užklausas? Be abejo, iš tikrųjų, kaip sprendimas tikrai geras ir bet koks efektyvinimas arba automatizavimas įmonėje bet kokia yra didelis pliusas. Man tik tai klausimas galbūt kyla ir tikrai, aš suprantu, visas sukama į tai, kad galutinis pirkėjas turi būti įmonė. Bet ar neturėtų būti tai kažkoks tai paslauga arba papildomas add-onas transporto valdymo sistemom, ne? Ar jums taip negeriau būtų pardavinėti savo produktą? Iš tiesų mes veikiam kaip pluginas į TMS-us.
galim prisijungti prie bet kurios kitos sistemos ir naudojant mūsų technologiją, toj pačioj sistemoje jūs galite kurti krovinis. Jums nereikia eiti pas mus kaip ir aplikacija, bet jeigu įmonės neturi tokių sistemų ir dirba Exceliuose arba kažkokius prastuose platformose, tai mes duodam tą galimybę daryti pas mus. Aš dar klausimą vieną, jeigu galima. Kiek jūs klientų turit šiuo metu? Tai per 2 mėnesius mes padarėm 10 klientų, kurie yra įdėgę mūsų sistemą, dirba su mūsų sistema. Dabar važiuojam, žiūrim, kaip rinka reaguoja, džiaugiamės pirmais klientais, kurie domisi užsakymais, būtent suvedimu, nes čia yra toks visiškai naujas dalykas. Žmonės pribijo, dar nesupranta, kas tas AI, tai važiuojam, rodom, tai bandom parodyti, ką darom. Ir dar irgi leidus trečią trumpą klausimą. Koks efektyvumas arba kokia kokybė atpažinimo? Ar matavot su tais 10 klientų? Kiek klaidų būna? Tai jeigu mes kalbam dabar apie teksto pačio suvedimą, tai 95% to teksto, kurį jūs suvesit, jeigu parašysit iš Vilniaus į Berliną, tai mes jums pasakysim, kada tas krovinys turi būti pakrautas, kada jisai bus iškrautas, jeigu bus nurodytas nors kažkoks tai tipas krovinio, pavyzdžiui, obuoliai, mes pasakysim, koks kėbulo tipas ir taip toliau. Tai tą pasakom, su užsakymais yra taip, kad mes tą modelį dar mokinam, tačiau turime ant kai kurių kalbų labai gerą rezultatą. Tie, kurie užsakymai yra paplyti, tarkim, anglų kalba, lenkų kalba, rusų kalba, tai tom kalbom labai gerai nuskaitom ir turim gerą rezultatą. Kitom reikėtų žiūrėti, kokius užsakymus jūs turite, kokiose rinkose dirbate. Galbūt, jeigu tai būtų Vengrija, Rumunija, nežinau, Gruzija, turėtume šiek tiek iššūkių, bet tą modelį mes galim drąsiai apmokinti, jūs pasiemus jūsų pavyzdžius ir turėtumėt tikrai gerą rezultatą. Žygimantai, labai noriu paprašyti, kad pasidalintumėt, pareferautumėt Danieliui, nes manau, kad jūsų fondas tikrai turi labai daug patirties. Jisai pradeda 2 mėnesiai, 3. Ką jam reikėtų padaryti, kad jisai gautų? Reikia milijonų? Kelis milijonus. Kelis milijonus. Ką turėtų šitoj skaidriai dar dadėt, kad sakytumėt, palauktumėt Danielių už skverno ir 100 milijonų įmestumėt? Ok, tai turbūt vėl aš pasikartosiu, kad mes investuojame į komandą, tai būtų labai įdomu sužinoti apie kitus partnerius, kurie dirba. Tai viena tema, o kita tema tai jūsų startupo technologijos, kaip mes vadinam, defensibility. Aš jeigu gerai suprantu, tai jūsų technologija veikia per integraciją turbūt su OpenAI. Ne. Mes turim kitokį sprendimą ir nesinaudojam tuo populiarių įrankių, naudojam kitą, kuris daug greičiau adaptuojasi prie mūsų duodamų pavyzdžių. Taip jisai greičiau pristaiko irgi prie naudotojo, kuris dirba su mūsų sistema. Nes jeigu žmogus dirba mūsų sistemoje, tai sistema adaptuojasi prie jo poreikių. Ok, bet vis tiek jūs su kažkokia kita LLM turbūt platforma kažkaip esate susintegravę. Tai mes šiuo metu turime, jeigu apie integracijas, mes turime 10 integruotų biržų mūsų sistemoje. Tai jeigu žmogus įdeda krovinį, jisai atsiranda, tarkim, ir ten yra paskyros pas tą naudotoją, tai ten immediately tas krovinys yra. Jeigu mes kalbame apie kažkokias tai sistemas tokias didesnės, tai šiuo metu mes Lietuvoje kalbam su keliais TMS tiekėjais, nes mūsų klientai yra jų naudotojai ir mūsų klientai prašo, kad mes ten padarytume toj sistemoje savo sprendimą. Todėl mes einame 2 keliais. Mes turime tiesioginius klientus ir mes turime TMS partnerius, su kuriais darome integracijas ir tą paslaugą teikiam irgi jiems. Man patinka šitą komisiją. Aš iš tikrųjų toks penas mano smegenim, nes netgi gali kartais pačialendžinti startuolį, kokią technologiją, ar čia iš oro, ar čia iš tikrųjų yra. Tai ačiū. Taip iš tikrųjų yra. Bet turbūt pagrindinis klausimas, tai ką ir kolega paklausė, ar pasimatai, kai jūs darote, tai ar tai yra jų savaime produktas, jeigu žiūrėt 3-5 metus į priekį, ar tai yra feature'is kažkokios didesnės platformos? Tai yra kol kas unikalus produktas rinkoje, tokio produkto nėra, būtent nuskaitimas su AI užsakymu, jeigu mes kalbam, tikrai tokio nėra suvedimo jokioje kitoje platformoje automatinio, kaip turime mes, vieno langelio principo nieks neturi.
Tai mes laukiam, kažkas pradės kopijuoti, daryti ir tada taip. Aš taip dar turėčiau klausimą. Sakėte, kad siekėte pritraukti 3 milijonus investicijų. Kelis milijonus. Gerai moteris skaičiuoja, ar ne? Kaip panaudotumėt tą investiciją savo startuolio vystymui? Tai dabar mes pasidarėm, galima sakyti, tokius pirminius modelius ir suprantam, kad logistika yra labai plati ir ją galima, ir tos krovinius suvedimus ir informaciją galima naudoti daug skirtingose vietose. Tai šiuo metu mes orientuojamės į kelių transportą, bet mes turime ir ocean, mes turime ir oro transportą, yra geležinkelių transportas, yra šalis, kurios yra dar neintegruotos, tokios kaip pavyzdžiui Kinija, ir ten nėra ne vienos krovinių biržos. Kažkada jos atsiras, mums reikės jas integruoti, dėti į sistemas ir daryti viso pasaulio tinklą. Tai tie pinigai nueitų į viso pasaulio sistemų sujungimą į SpotGo. Ačiū labai. Ačiū. Nežinau, ar jums teko galimybę išbandyti, bet čia salės kampe visą laiką stovėjo simuliatorius. Anam kampe irgi stovėjo simuliatorius, bet šitas simuliatorius skiriasi tuo, kad jisai buvo tiesiogiai nukreiptas į mūsų Litexpo aikštelę. O aikšteliai stovėjo elektrinis automobilis, kurį buvo galima iš čia valdyti, o ten galima buvo važiuoti be vairuotojų. Tai jeigu dar nepabandėt, tai tikiuosi, kad dar pasibaigus forumui mūsų pitch sesijai dar suspėsit išbandyti. Bet ką jisai daro ir kaip jisai daro, tai atvyko iš Estijos pristatyti mums startuolis Elmo. Ir čia mes turim generalinį direktorių N. Lanso Jr. Please on your stage, and we would like to hear more about your startup. Thank you. Thank you, Asta, for invitation. I'm proud to be here in Lithuania. I understood at least one word, simulator. Yes, we are standing there with our set. I'm N, co-founder and CEO of Elmo. Elmo is company behind the world first road legal teledriving technology, what is in operations on public streets since last year. Roadmap of Elmo started already 10 years ago when we were established as an electrical car sharing company. So we have a lot of know-how about electrical cars and sharing service, car sharing service. And the last 3 years, we have been carving out our teledriving technology, and today we are proud to be one of the first and pioneers in the world. I think self-driving is quite new normality, so nothing to add to that, but somehow teledriving is somehow forgotten. Teledriving is the most promising technology for today's technical requirements concerning 4G, concerning the cost, concerning use cases, what is the most important thing. And we see that teledriving and together or without driverless are one of the most highest potential positive changes in mobility and transport sector during our generations. Like I said, we are one of the first ones who is in the streets. We have a lot of practical experience, plus maybe the use case in car sharing, what the teledriving is doing. Maybe the teledriving, how it works. If you are using or renting a car, we are delivering the car to your doorstep using our teledriving technology. You are taking the steering wheel, you are making the ride, you are going to the beach, you are going to the forest, you will end the session, and then again we are taking the control and delivering the car in front of the client's door. Just this use case lowers in the range of 75% of OPEX because we have less human resource to do the doorstep delivery. It lowers CapEx, the need for cars, because we can serve the same amount of clients with less cars. We don't have to have so many cars waiting in the streety corner.
We are increasing profitability in car sharing company by 30%, and of course revenue increase as well. We have been teledriving around the world in 25 different locations. Yesterday it was first time here in Lithuania, in Vilnius, and for us it was also first time to teledrive from Vilnius, and the car was in Estonia, what we did like 1 or 2 hours ago. And coming back to use case in car sharing, on the left side you can see the typical free-floating model. Because the client wants to have the convenient service and the car must be in a range of 200 meters. If we talk about 500 meters, that's the maximum comfortable level for the client. Then yes, you can use less cars, but then you have also less revenue. But with teledriving, you can cover more area by less cars. Of course, the use cases are also in logistics. We have first client from highway maintenance safety. We have a Ford F550 truck in our workshop. It's an impact truck. It gives protection for highway workers, weights to be hit. So today there is a human inside. We are taking the human away, safety plus a lot of saving as well. We are licensing the technology. We can retrofit the technology to different vehicles. Once again, it doesn't matter, is it passenger car, is it larger or smaller truck, is it a demining small tractor, what is also a very interesting use case concerning one country nearby. Competition is very tough, but it has changed during the 12 months. Shift from self-driving is going to teledriving. Yep, we are receiving 1 to 2 requests different parts of the world, and even self-driving OEMs are contacting us because they want to add the teledriving layer next to their solution. And yes, we Thank should finish so. Thank you. Thank you. I saw that you have big team. Yes. Okay, Elena, I think the main question for like before investing into a startup is legality. Yeah. So what is happening now with this kind of startups? Yeah, for me, teledriving sounds like something from the future. And is it the legal framework in place already in each jurisdiction, or you face some challenges? We are legal in Estonia by traffic department. They are validated our technology plus teledrivers, because it depends on physical person. This permit is accepted by Finnish traffic department. We also got the permit in Lithuania. We have started the permitting process in Germany, in France, Switzerland, Austria, Netherlands, Belgium, and in the States, Detroit and Austin. What is the legal framework? It is almost done in EU level concerning self-driving, and teledriving is like 2 steps before that. Like I said before, it's somehow forgotten, but it is quite easy to find the balance with local officials, because they are already ready or somehow thinking about self-driving. And now if we come and lay down the teledriving, what is for today, then it's easy to basically depend on the local officials. Are they ready for innovation today or not? I think Donatas should ask more. I think in his industry, it's a lot of changes could be done with this kind of startup. Yeah, probably. Maybe I'll come with the first question from a bit more general angle, but don't you see this as, let's say, when there's all the cars are autonomous and self-driving, teledriving is not necessary at all? I like this question, and I like to answer that the way. Please check the use case. If it's autonomous, then it's reasonable, feasible in taxi,
because you are taking the driver away and the vehicle drives 24/7. You need to drive 16 to 17 hours per day to make profit out of self-driving technology. If we talk about car sharing, then we still, during our generation, we still want to drive the vehicle. Question is, do we own it or do we rent it? In both cases, the teledriving might make sense. For example, in private, if you also install it into your private car, valet parking. You don't have the problems with parking. Of course, financials behind that is a little bit different because you are not using the service so often, but it makes sense today. Yeah, and another question, as Jurgis mentioned, there's a lot of changes coming into our industry, and probably 3-4 years from now, we're going to have first autonomous tractors working in the fields. And one of the discussions we're currently having basically is it might be even the requirement or need for service to transport the tractor to the field. So for this, actually, it's a very good application for you. And are you thinking about this vertical? Yes, we are not experts on that yet. This is the reason why the slides were related with car sharing, but yes. They need John Deere tractors to test. But we can take the technology, the hardware, software, and the teledriver and use it in different sectors, different use cases. Tractors, driving them between different fields is a very good use case, yes. Thank you very much. Thank you. It is a big pleasure. I tested from both sides. So please, who have last possibility, because guys will leave us. Thank you very much. And let's go further. Aš gavau informacijos, kad turėtumėm judėti šiek tiek greičiau. Suprantu, kad laikas, bet aš tiesiog esu tame visame ir labai man tai įdomu. Visi mes susidurėm su iššūkiu, kaip surasti kuo greičiau darbuotoją, kaip surasti kuo efektyviau darbuotoją, o transporto ir logistikos sektoriui mums tų darbuotojų trūksta visada ir tikriausiai jų ir truks, jeigu nebus Gedimino ir jo sprendimo. Sveiki. Šiandien noriu papasakoti apie greitą ir paprastą įdarbinimą. Esu Gediminas Vilčiauskas, startuolio NauCV kūrėjas. Pradėti noriu nuo problemos ir iš tiesų noriu pailiustruoti tą problemą su transporto ir logistikos sektoriumi. Įsivaizduokit įmonę, logistikos įmonę, kuri ieško vilkiko vairuotojų. Tai be abejo, kaip tą vilkiko vairuotoją susirasti ir kaip tam vilkiko vairuotojui susirasti tą įmonę. Iš esmės tai yra problema, kurią mes sprendžiame, arba dvi problemos, nes tai yra dvi pusės. Darbdavys ir darbuotojas. Labai svarbu suprasti, kad vairuotojai nemėgsta rašyti CV, rašyti motyvacinių laiškų, tuo jie skiriasi nuo mums įprastų pozicijų. Ir mūsų sprendimas yra lengvai naudojama, draugiška platforma, ne tik vairuotojams, be abejo, logistika turi ir kitų pozicijų, tai yra sandėlininkai, tai yra autokrautuvų vairuotojai, tai yra netgi tokios pozicijos buvo praktikoje kaip lipdukų klijuotojai, banderolių klijuotojai ir visa eilė žemos kvalifikacijos pozicijų, į ką mes ir orientuojamės. Tai dabar truputį plačiau, į ką mes fokusuojamės ir orientuojamės, tai yra žemos kvalifikacijos pozicijos, greitas ir paprastas įdarbinimas. Mes turim algoritmą, kuris matchina arba sutapatina abi pusės, nežinau gero lietuviško žodžio matching, sutapatinimas greičiausiai, tai mes tokį algoritmą sukūrėm. Mes fokusuojamės taip pat į efektyvumą. Norim nebūti brangus, nes manom, kad inovacijos neturi būti brangios. Norim būti labai draugiški ir paskutinis punktas, norim padaryti poveikį arba impact. Kokia yra mūsų kainodara? Kaip minėjau, norim būti prieinami visiems, todėl
apmokestinam tik vieną iš pusių, apmokestinam tik tais darbdavius, kandidatai iš viso neapmokestinami, neturi mokėti jokio mokesčio. Turime taip vadinamam freemium modelį, tai reiškia, kad vienas darbo skelbimas iš viso yra talpinamas nemokamai ir taip toliau. Ir turim tokią naujovę kaip pay per candidate arba let's talk, kai apmokestinam gerą kandidatą, su kuriuo nori komunikuoti darbdavys. Pagrindiniai faktai. Duomenų bazėje turim 66 tūkstančius kandidatų ir 1000 įmonių. Pavyko pasiekti 11 000 eurų apyvartą su mūsų pirmąją versiją, kuri buvo išleista į rinką 2021 metais. Ir dabar labai stipriai dirbam su ties antrąją mūsų sprendimo versiją, kurią planuojam išleisti sausio mėnesį 2024 metų, tai visai greitai. Labai daug išmokom iš rinkos, kodėl tą antrą versiją ir išleidinėjom, kad supratom, ką darėm ne taip ir ką reikia padaryti kitaip. Ir noriu pasakyti, kad logistikos ir transporto sektorius iš tiesų buvo vienas iš tų mūsų gerųjų mokytojų, leidžiančių suprasti tos rinkos specifiką, žemų kvalifikacijų specifiką ir panašiai. Kokia yra mūsų tikslinė rinka ir mūsų augimo perspektyvos bei ambicijos? Tai be abejo yra ne tik transporto sektorius, žemos kvalifikacijos yra ir kitose sektoriuose, tai yra ir gamyba, ir statyba, ir hospitalis sektorius. Šios vertikalės pasižymi labai didelę darbuotojų rotaciją, kai kurios netgi 36 ar 70% darbuotojų rotuoja, reiškia pasikeičia į metus. Na, grubiai tariant, kas trečias darbuotojas pasikeičia per metus. Tokių atvirų pozicijų kas metus yra net 37 milijonai, 40 milijonų vien Europos Sąjungoje. Ir mūsų ambicija yra nei kukli, nei nekukli, nežinau kaip pasakyti, bet mes norim turėti 200 prenumeratorių, kurie mums generuotų 50 000 mėnesinę apyvartą iki sekančių metų pabaigos. Komanda pas mus yra iš 5 žmonių, kurie turi įvairialypę patirtį, nuo verslo vystymo iki susijungimų, tai yra lietuviai ir estai. Ir mes dabar turime investicijų raundą, kuris sudaro, ieškom 150 000 eurų, iš esmės, kuris skirtas naujosios versijos paleidimui į rinką. Ačiū. Tai Žygimantai, tikriausiai nuo jūsų pradėkim. Jau Martynas Griebsnis vienas iš daugiausiai įdarbinančių žmonių, ar ne, tos grandies? Man labai įdomu, kaip jūs sprendžiat legalaus įdarbinimo žmonių klausimą, kai jie aplikuoja iš trečiųjų šalių. Iš tiesų, mes esame marketplace'as ir šitą sritį mes, kaip ir nesikišam, tai mes tik suteikiam platformą, kurios žaidėjai yra įmonė ir darbdavys. Pažinčių svetainė. Taip, iš esmės, kurie sprendžiasi tuos visus legalius darbo sutarčių klausimus jau be mūsų. Supratau, ačiū labai. Komandą matėm. Gal dar yra kokių nors technologinių paslėptų dalių? Ok, tai mano pagrindinis klausimas būtų, ką jūs turite šiai dienai? Aš suprantu, jūs jau turite veikiančią platformą. Ir jau turit pirmosius klientus, turbūt, kurie moka. Tai čia pirmas klausimas. Ne? O antras klausimas, tai ta suma, kuriuos jūs prašot, 150 000, tai yra labai nedidelė. Iš tikrųjų, ir su tokia suma turbūt daug nenuveiksi, bet gal galėtumėt pakomentuoti, kaip panaudosit tos pinigus. Jo, tai iš principo, kaip ir minėjau, mes pasileidom į rinką versiją 1.21 metais, tai prieš porą metų. Sulaukėm didelio susidomėjimo, tai vienoj pusėje turim 66 000 kandidatų duomenų bazėje ir net 1000 įmonių kitoj pusėje. Iš tiesų susidomėjimas buvo didelis. Bet dabar išleidžiam antrąją versiją, kuri veiks kitaip negu pirmoji, nes supratom, kas veikia ne taip. Kodėl mes prašom tik tais 150? Todėl, kad mes manom, kad mes būsim pakankamai self-sustainable.
ir iš karto pradėsim generuoti pajamas. Nes mums jau pavyko pasiekti 11 000 eurų per mėnesį pajamų su pirmąją versiją, o antroji versija bus tobulesnė. Tai manom, kad mes iš karto vos neišeitumėm į break-even situaciją ir nenorim prašyti daug. Tiesiog. Ačiū labai. Gediminas No CV. Ačiū. Jeigu kas nori surasti darbuotojų be CV. O dabar iš tikrųjų pakviesiu į sceną startuolį, kuris man atrodo labai yra svarbus, nes vairuotojas vairuoja labai didelį vilkiką. Tame vilkike yra labai sunkus krovinys. Ir vairuotojo sveikata mums yra svarbu dėl to, kad tai yra saugumas kelyje, tai yra mūsų gyvybė, tai yra mūsų artimųjų gyvybė. Todėl paprašysiu Arvydą Augustaičio pristatyti savo startuolį, kuris, man atrodo, gali daug padėti mums išspręsti problemų kelyje. Labas vakaras. Dėkoju forumo organizatoriams už galimybę pristatyti mūsų kuriamą sistemą. Mes neturim dar nei revenue, neturim nei klientų, nei mūsų kuriama sistema yra vystymo stadijoje, prototipo kūrimo stadijoje, o sistema yra skirta vairuotojų profesionalų kognityvinės parengties stebėsenai ir stiprinimui. Pradėjome įgyvendinti šį projektą, kai sužinojome, kokio masto nuostoliai yra patiriami dėl avarijų keliuose. Ir kadangi turėjom patirties kuriant kognityvinio stiprinimo sistemas, tai nusprendėm pabandyti. Tai yra, mes žinome, kad egzistuoja įvairios sistemos tiesiog jau instaliuotos sunkvežimiuose, kurios prižiūri vairuotojo būseną, bet daugelis jų yra nelabai patogios arba nepriimtinos. Todėl išdrįsome pabandyti sukurti savąją. Tai problema, kuri manome yra rimta ir labai greitai nepasibaigs, yra tai, kad Europoje kiekvienais metais sunkvežimio avarijų metu kaštai siekia 20 milijardų eurų, žūsta vien Europoje 20 000 žmonių, o visam pasaulyje 1 300 000. Ir mūsų nuomonė dėl žmogiškųjų klaidų vyksta 90% eismo įvykių. Ogi klaidos eismo įvykių metu daromos, kai yra nepakankama asmens kognityvinė parengtis. Tai yra, kas ta kognityvinė parengtis? Tai yra tiesiog mūsų dėmesys, reakcijos laikas, mąstymas, atmintis. Tai yra, kitaip tariant, smegenų aštrumas. Kitas dalykas yra neadekvatumas savo asmeniniai būsenai. Mes visuomet galvojam, kad galim daugiau negu galim. Kitas dalykas, nesimokoma iš klaidų, neanalizuojamos priežastys, koks mano elgesys sukėlė situaciją. Tai yra, jeigu mes ją permąstytume, sekantį kartą mažėtų tikimybė pakliūti vėl į tuos pačius spąstus. Mesgi siūlome sistemą su išmaniąja apyranke ir mobilia aplikacija, kuri padėtų vairuotojui adekvačiai įsivertinti savo būseną ir perspėtų apie grėsmę. Tai ta apyrankė atrodo štai taip sakant, ją užsidėjai ir užmiršai, plus joje, aišku, yra ir laikrodžio funkcija. Kitas mūsų sistemos privalumas yra tai, kad suteiktų logistikos organizacijai informaciją apie vairuotojo kognityvinę būseną. Ir kiek teko bendrauti su dispečeriais, tiesiog jie gana dažnai bendrauja su savo vairuotojais tam, kad daryti prevenciškai, tiesiog suvokti jo būseną, daryti preventinius veiksmus ir panašiai. Kaip apyrankė jau parodžiau, čia jinai didesnė, apyrankės fone matosi mūsų sukurta desktopinė aplikacija, kaip atrodo tos tiesiog sesijų serija. Kaip atrodo mūsų fiziologiniai parametrai, matosi labai gerai. Tai mes už tą apyrankę surenkam apie 5 reikšmingus fiziologinius parametrus, kuriuos po to
tiesiog konvertuojam į perspėjimo signalus. Noriu atkreipti dėmesį, kad streso poveikiai žmogaus kognityviniai gebėjimai menkėja 37%. Mūsų sistema fiksuodama tuos parametrus gali perspėti apie grėsmę. Štai kaip atrodo viršutinė kreivė odos galvaninė varža, apatinė širdies ritmas. Tai matome, kad streso intervalas viršui tai signalizuoja stresą, streso momentu matome, kad širdies ritmas padidėjo 20 dūžių, o stresas trunka ilgiau, dar 1 valandą ilgiau negu buvo realus poveikis. Taigi sistema būtų veiksminga, nes egzistuoja ryšys tarp mūsų fiziologinių parametrų ir mūsų smegenų aštrumo. Sisteminės duomenų analizės algoritmai, dirbtinis intelektas ir visi kiti tiesiog padėtų tai suvaldyti ir tiek. Tai Arvydai, tai, ką kuria, tikrai yra svarbu, o gal mūsų kolegės vis dėlto mūsų sveikata, mano bent jau sveikata dažniausiai rūpinasi mano antra pusė. Man taip kažkaip atrodo, tai labai moteriška. Galbūt. Tokia mano patirtis. Ačiū už prezentaciją. Aš tai norėčiau paklausti apie jūsų komandą, kas jūs esate, kas kuria tuos laikrodžius. Šiuo metu mūsų komanda yra 3, tai yra psichologė kognityvistė, yra IT specas, kuris visą tai transformuoja į tas visas kreivės ir mobiliasias aplikacijas, ir aš kaip vadybininkas. Ir dar vienas klausimas, kada planuojate pasileisti ar pradėti? Mano prezentacijos šios prezentacijos tikslas buvo galbūt kažkas tai iš logistikos kompanijų norėtų papartneriauti, išbandant šitą sistemą realiame gyvenime. Dabar mes bandome ir bandome su vairuotojais, bet kol kas tai vyksta nelabai, todėl ieškotume partnerio, su kuriuo kartu galėtume išvystyti sistemą iki pardavinėmis būsenos. Manau, Transporto inovacijų asociacija tikrai galėtų padėti šito klausimu. Reikia tik nariu tapti. Elena, o čia yra legalu rinkti duomenis? Tai iš tikrųjų tas duomenų rinkimas yra vienas klausimas, bet duomenų teikimas tartiesiam asmenims kaip darbdaviui tai tikrai yra svarbus klausimas ir į tai reikėtų atsižvelgti, nes vis dėlto sveikata yra sensitive, kaip jautrus asmens duomuo, o negalima iš tikrųjų dalinti visiems ir negalima tos informacijos gauti ir laikyti, tai šitą aspektą aš labai rekomenduoju pasianalizuoti. Komercializuojam. Nes mes kaip darbdaviai dažnai susiduriam, kad ypač tie darbuotojai, kurie blogai dirba, jie labai sirgt pradeda. Kažkaip tas yra. Tai mums būtų kaip ir naudinga gauti tos duomenis. Tai Arvydai, ačiū labai, tikrai padėsim ir tikrai surasim galimybę jum prasitestuoti realiam gyvenime. Žinau, kodėl šiandien pas mane tas mikrofonas vis nenori laikytis. Aš turėjau sandėlius, ilgai turėjau, beveik 10 metų ir turėjau labai daug patirties. Ir tikrai ten daug to vargo ir dingsta, kaip nekeista, patys brangiausi kroviniai. Ir Tomas su Antonu turi labai gerą sprendimą. Tai Tomai, noriu, kad tu pristatytum, nes tikrai automatizacija sandėly, man atrodo, jau seniai laikas. Ačiū Jurgi. Labą dieną. Aš esu Tomas Urbonavičius ir šiandien pristatysiu Jums Automatic Cargo Inspection. Viso šio renginio metu mes labai daug kalbam apie automatizaciją, inovacijas ir viso to naudą. Bet ar žinot, kaip realybėje surinkinėjami krovinio duomenys, daroma krovinio inspekcija, kaip duomenys perduodami? Taip yra vykdoma krovinio apžiūra. Čia yra duomenų surinkimas, tai yra duomenų perdavimas, pažeidimų identifikavimas. Būtent pažeidimo identifikavimo metu įsijungia kolektyvinis darbas, daug žmonių, daug laiko, daug dokumentacijos.
Ir tai tikrai yra svarbu, bet tai tam tikras iššūkis. Viena vertus, krovinio apžiūra užima daug laiko ir kainuoja daug pinigų, kita vertus, kažin ar be to įmanoma efektyviai ir kokybiškai dirbti. Ir visos įmonės iš tikrųjų susiduria su tokiu iššūkiu, turi pasirinkti arba samdyti brangiai apmokamus žmonės, arba atsisakyti kažkokių operacijų, susitaikyti su nuostoliais, klientų pretenzijom ir neefektyviam operacijom. Mūsų sprendimas keičia viską iš esmės. Automatic Cargo Inspection tai dirbtinio intelekto varomas sprendimas sandėliams automatiškai surinkti visus krovinių duomenis, identifikuoti pakuotę, identifikuoti pažeidimus, generuoti PDF ataskaitas ir visą tai transliuoti klientui į sistemą. Mūsų sprendimas taupo ir laiką, ir pinigus. Būtina paminėti, kad tai dirbtinis intelektas, tai užduočių sąrašas gali būti plečiamas, gali būti atliekama bet kokia specifinė užduotis. Kviečiu pažiūrėti demo versiją, mūsų jau įdiegta, ne viena, iš tikrųjų 2 sistemos, bet vieno iš sandėlių Vilniuje. Norim parodyti, kaip gyvai vyksta inspekcija pagal mus. Privežamas krovinys į inspekcijos zoną, skanuojamas QR kodas, žalia rodiklė rodo pastatyti krovinį ant svarstyklių, pastatome, pasitraukiam, raudonas ekranas parodys, kada daromos nuotraukos ir žalias ekranas leidžia pasimti. Viskas krovinys pasvertas, išmatuotas, identifikuoti pažeidimai, duomenys sistemai. Kalbant apie rinką, tai mes taikomės į Europą, vėliau norėsim ir į Ameriką be abejo. Tai Europoje mes paskaičiavom virš 35 000 logistikos centrų, kam galėtumėm įdiegti jau dabar. Virš 40 000 tai yra elektroninės prekybos ir mažmeninės prekybos sandėliai, kam reikėtų šiek tiek adaptuoti sprendimą. Bet adaptacija yra maždaug geležies klausimas, nes softas vis tiek yra tas pats. Taip pat norėjau paminėti, kad visos logistikos įmonės dabar labai daug investuoja į automatizaciją, todėl mes matom iš tikrųjų didelį poreikį čia būti, čia ir dabar. Kas liečia skaičių, apie 4 milijardus prognozuoja investicijų logistikos sektorius šiemet į automatizaciją iki 28 metų. Šitas skaičius padvigubės, todėl mes manom, kad mes esam laiku ir vietoj. Kalbant apie konkurentus, tiesioginių tokių sprendimų rinkoje tikrai nėra, nesuradom mes. Yra panašių sprendimų vadinamų Freight Dimensioners, tai yra išmatavimus rinkėjai, bet nei vieno nėra naudojant dirbtinį intelektą ir computer vision, kas skanuoja ir identifikuoja krovinių pažeidimus, krovinių informaciją iš nuotraukų. Taip pat nereikia pamiršti mūsų pagrindinių konkurentų, tai yra žmonės, brangus žmonės. Ačiū. Aš tikėjausi, kad jie atveš tą Cargo Inspection čia vietoj, šį kartą ne, bet kitais metais tikimės. Tai viena komisija. Baigiam, kaip sakant, šitą gražią pitch sesiją Tomu, tai pačius aštriausius klausimus prašom jam. Smalsu truputėlį, kokią dirbtinio intelekto sistemą naudojat, ar tai yra viešai prieinama dirbtinio intelekto sistema, ar turit pasidarę proprietarį kažkokią, kuri apdoroja būtent tos imidžius. Tai yra mūsų sistema, mūsų AI studija sukūrė modelius. Iš tikrųjų, mūsų backgroundas yra iš logistikos, tai mes savo sandėlyje esame apdoroję tai yra iš savo sandėlio 50 000 nuotraukų. Mes apdorojame sistemai, parodėm, kas yra pažeidimas, koks tai yra ir panašiai. O kas jūsų yra tikslinė rinka? Aš tai bandau suvokti ir mintyse man pavyzdys, kuris sukosi, aš galvoju, tarkim, paimkim didžiausią vieną e-komercijos milžinų Amazoną, turi, pavyzdžiui, visos Europos grąžinimus kaip daiktus ir turi po to įvertinti truputėlį, ar tie daiktai sugadinti, arba pakuotės sugadintos, nes visi dabar kalėdom pirks dovanas ir tada turbūt kas nepatiks, tą grąžins sausio 1 savaitėm. Ar jie turi to panašų sprendimą, ar jie galėtų būti jūsų klientas, ar negalėtų? Ir kodėl? Sakyčiau, kad galėtų,
galėtų fiksuoti išdedamų krovinių būklę kurjeriams. Tai iš karto atsakomybės klausimas tada pereina kurjeriams, jeigu buvo išduota kokybiška. Taip pat galėtų nuskaityti visą informaciją iš nuotraukų, iš vizualo, viskas, kas yra ant dėžiučių, sutikrinti su kryptim galbūt, į kurią kryptį siunčiamas krovinys. Tai tų užduočių, kaip sakyt, iš tikrųjų galima labai specifinį sugalvoti. Vizualas leidžia labai daug. Gerai, ačiū labai. Visi, kaip sakant, į vakarą jau pavargo, tai ačiū Tomai labai. Iš tikrųjų, Ačiū tai yra didelis spyris mums visiems skaitmenizuotis ir keistis. Gal komisija norėtų kažką apibendrinti, nes tikriausiai visiems tai yra nauja patirtis, tokia, kaip sakant, logistikos pliūpsnis tų startuolių. Gal kažką apibendrinant norit pasakyti? Pabandysiu pradėti, jeigu kas norėsit, prašysiu pridėti. Tai visų pirma, aš manau, kad labai gerai iš tikrųjų Šarūnas įžengė čia ant scenos ir apibendrino iš tikrųjų dviese skaidrėse esminės industrijos problemas. O idėjos, kurias čia matėm, kas susiję grinai su logistika, nebūtinai ten su darbuotojų darbinimu arba saugumo sprendimais, manau, viena ar kita būdu bando spręsti tas problemą. Kas tikrai įdomu ir man pačiam atradimas tikrai šiandien yra suprasti, kad tarp to self-driving automobilio ir dabarties yra tas teledriving. Ir pirma mintis, kuri kilo, galvojau, kiek kainuotų į dabartinį Audi automobilį įkišti ten, ko trūksta, kad galėčiau turėti tą virtualų vairuotoją. Nes virtualų žmogų turėti, nes realų vairuotoją turėti būtų brangu. Aš gyvenu Kauno gatvėje, Vilniui, ir stebiu, kaip Žemaitijos pienas kas rytą, 3 ryto pradeda krauti savo mašinytės. Ir aš galvoju, blemba, kodėlgi negalėtų kažkas nuotoliniu būdu privarytą jo mašinytę, kad ją pakrautų, o jie suvaro vairuotojus nuo 3 ryto, tie privarinėja ir tada ten kraunasi. Aš galvoju, kiek daug sutaupytumėm laiko, jeigu logistikoje susidėktumėm šitą technologiją. Tai mano asmeninis atradimas turbūt irgi Elmo, jeigu teisingai ištariu pavadinimą, idėja, tikrai labai įdomi ir tikrai, manau, tam tikroje nišoje tikrai turi didžiulį potencialą, ypač jeigu koreliuoja jų parodyti skaičiai, kiek tai gali atnešti sutaupimų arba komercinės naudos, tai tikrai įspūdinga. Labai, manau, įdomi idėja, žmonių samdos idėja, nes žemos kompetencijos darbuotojų, jeigu taip kalbėti Europoje, vien vairuotojų trūksta 500 000. Turbūt esat girdėję ir skaitę ir čia po Brexito visų, kaip čia įvykių, vien Britanijai trūko 70 000 vairuotojų ir kariuomenė pasijungė, kad padėtų atlikti logistinės operacijas. Iš tikrųjų, didžiuliai iššūkiai mūsų laukia, nes mes esam ta karta, kuri nori būti visi influenceriai, tikrai niekas nesvajoja būti vairuotojų arba žemos kvalifikacijos specialistų. Tai tikrai įdomi kaip čia idėja, klausimas, kaip ją teisingai prieiti ir išspręsti. Tai tikrai labai įdomios idėjas, tikrai bando spręsti tikras realias problemas. Tai turbūt tiek iš manęs. Tai aš tiesiog labai esu be galo dėkingas komisijai. Julė, jeigu galite apibendrinti, turėjo daug lietuviškų startuolių, žinau, kad juos kuruoja, tai tikrai. Tai manau, kolega labai puikiai apibendrino, aš tai noriu tik padėkoti už puikias prezentacijas ir tikrai manau, šitos idėjos, jeigu bus įgyvendintos, sutaupys ne tik įmonėms pinigų, bet ir atneš į Lietuvą daugiau naudos. Tai aš labai dėkoju, kad jūs palaikot mano šitą iniciatyvą ir palaikėt, skiriat savo brangaus laiko. Startuoliai, manau, pasiėmė tikrai daug svarbios ir naudingos informacijos, ką galėtų pritaikyti. O man liko tik tai toks pats svarbiausias ir brangiausias dalykas, tai uždaryti šitą mūsų transporto inovacijų forumą. Tai noriu labai padėkoti visiems, buvusiems čia kartu su mumis Litexpo, klausiusius ir mačiusius tuos 70+ pranešėjų. Labai dėkoju tiems, kurie prisijungia online ir žiūri mus iš kitapus ekranų. Iš tikrųjų, šitas renginys neįvyktų be 2 svarbių dalykų. Tai pirmas dalykas, jisai neįvyktų be jūsų. Jeigu jūs
nesidomėtumėte, jeigu jūs nenorėtumėte keisti mūsų transporto sektoriaus ir jūs nesilankytumėte, mes negalėtumėm padaryti ir jis negalėtų įvykti be jūsų partnerių. Tai aš labai noriu padėkoti pačiam didžiausiam partneriui, kuris ir šiais metais išdalino 1000 balnų kremų, nežinau, kur jūs juos naudosit, tai Shellui, tai iš tikrųjų tikrai turi nuostabų kolektyvą ir jisai mus visas šitas 2 dienas gražiai priėmė ir noriu padėkoti kitiem didiesiam partneriam. Tai DKV Mobility, 8 Urban Mobility, ZF Group, Cargo Go. Tada noriu padėkoti 2014-2020 metų ES fondų investicinių veiksmų programai, aišku, kad Lietuvos geležinkeliam, inovacijų agentūrai. Esu be galo dėkingas Admiral projektui, EU4EFTI projektui ir visiems kitiems rėmėjams, tokiems kaip Iveco, Ernestai girdi. Tai ačiū visiems, kad buvot ir iš tikrųjų šitas forumas dar neįvyktų be mūsų transporto inovacijų asociacijos. Stokit, palaikykit, nes ten atsiranda pirmos idėjos ir ten atsiranda pasikeitimai. Tai ačiū transporto inovacijų asociacijos kolektyvui už šitą šaunų renginį. Oficialiai jį uždarau ir jau su dideliu lūkesčiu laukiu kitų metų. Iki kitų metų. Iki.